Nu tai davai, susitvarkom savo kiemą, nes kiemė čia žiūriu, vaikai balaksto, daug šneka, šaukauja, mėto akmenukus į langus, nu, duokim per nagus ir tada galėsim žiūrėti toliau, ką mes darom. Nu, bet sakau, vėlgi, tai aš suprantu tavo šitą pusę, bet iš kitos pusės, nu, irgi dėl to, nu, tai šitos pavardės, sakykime, jeigu jos išsipildo, kurios tu minėjai, tai yra ir Ignas Poliukevičius, ir Dominykas Dirkstys, nu, tai irgi tau yra gerai, nes tu gauni aktyvumą. Nu, ne tik aktyvumą, tu ir statementą turi prieš ką padaryti. Žinai, jeigu nebūtų tokių, nu, jeigu arenai nebūtų tokių žmonių kaip Ignas ir Dominykas. Iki 20 metų, berniukam ir mergaitėm iki 20 metų, nuo 12 iki 20 metų, pasakyk, tu nori pasakyti, kad... Čia yra kultūrinis dalykas. Aš nesakau apie sportinį, apie kultūrinį. Nu, žiūrėk, jeigu nebūtų arenui, rinkoje, vadinkime taip, žmonių kaip Ignas Poliukevičius ar Dominykas Dirkstys, kurie ar save pozicionuoja tam tikrų būdų, ar šneka tam tikrus dalykus, nebūtų to vaizdinio, kuriame tu galėtum daryti tvarką. Gyvenimas eitų po senoviai. Ir tekėtų tą pačią vagą. Reiškia, būtų tie patys kovotojai, iškiltų nauji, kurie darytų tos pačius dalykus, kalbėtų panašias frazes. Pažiūrėk, jeigu tu galėčiau nutraukti dabar. Aš tave galėčiau nutraukti dabar. Labai maloniai. Jeigu jie išeitų ir sakytų, aš noriu iššūkių, aš noriu įrodyti kažką, atvežkite man tą čempioną, atvežkite man tą čempioną, aš su jais sukovosiu, aš įrodysiu, aš parodysiu. Faktas. Žmonės uždirbtų ir pagarbą, ir meilę žmonių, ir visą kitą. Ir tada jau, kai jau jie pasiektų tą lygį, jau tu pats norėtum save išbandyti ir galvoti, sakyti, wow, čia galbūt bus iššūkis. Tai tikriausiai aš apie sportinę pusę, sakiau apie kultūrinę. O dabar, kai jie renkasi tave, jie jau kalba ir apie sportinę pusę. Bet kokiu atveju, sakydami tavo pavardę ir norėdami tave kaip iššūkį. Be mano pavardės neišgyvena. Tai žiūrėk, bet jie jau dabar jau renkasi sportinį iššūkį. Jie darė kultūrinius dalykus, apie kurie to labai nepatinka. Nu tai tu tai tą ir vadini, žinai, tuo primėžimą apie galvą. Ir tada dėl to aš ir atmetu, iki to laiko, sakykime, atmetu sportinį dalyką. Nu tarkim, atmeskim pilnai. Bet dabar, kai jau kolautina tave, nu jau įjungia tą sportinį. Nu kokį jau kolautina? Jau kolautina kiek metų jie? Nu tai klausyk, Martynai, davai, kalbėkime kaip suaugę vyrai. Kai jie stovės vienam ringe su manim, o tada aš sakysiu, tu buvai teisus, jie kolautina. Kol jie nestoja, tai yra kultūrinis tas dalykas, apie kurį tu tik kalbėjai. Nu tai pažiūrėkim tada, kaip šitie metai baigsis. Nu tai pažiūrėkim tada, šitie metai baigsis ir mes tada jau kaip vyrai galėsim pašnekėti, o ne kaip dvi babutės, kas būtų, jeigu būtų. Gerai.